Sveiki, mėly klaipėdiečiai. Atsiprašau šį kartą ne apie Klaipėdą, šį kartą apie Lietuvą ir apie tai, kas čia iš tikrųjų vyksta. Nes kai gerbiama žurnalistė prieš 10 000 žmonių viešai rodo vidurinį pirštą ir dar nukreipta į Seimą, visų mūsų rinktą Seimą, natūralu, kad kyla klausimas, kas čia vyksta. Lengviausia pasakyti neadekvati, nurašyti žmogų, bet gal pabandykim nenurašyti, o suprasti. Nes tokie dalykai iš niekur neatsiranda savaime. Tai nėra atsitiktinumas, tai yra pasekmė. Ir dabar pažiūrėkime į kontekstą. Šiandien vyksta gana įtempta kova dėl LRT. Ne tik dėl institucijos, dėl įtakos. Kas kalba, kas formuoja nuomonę, kas kelia nepatogius klausimus ir kas gali tai daryti. Kai prasideda kalbos apie tai, kaip reikia tvarkyti LRT, kai atsiranda bandymai aiškinti, kas gali vesti laidas, o kas ne, kai į viešumą ištraukiamas pavardės, tai jau nebe reforma, tai bandymas braižyti ribas. Ir tada atsiranda politika. Atsiranda tokios jėgos kaip Nemuno aušra ir jų lyderis Remigijus Žemaitaitis, kuris kelia labai daug klausimų visuomenėje. Ir kai tokie žmonės pradeda kalbėti apie viešosios žiniasklaidos pertvarkymą, atsiranda labai paprastas klausimas, ar čia kalbam apie skaidrumą ar apie kontrolę. Ir tada atsiranda žmonės, kurie kelia nepatogius klausimus, tokie kaip Andrius Tapinas, Birutė Davidonytė, Edmundas Jakilaitis. Ir kažkaip sutapimas ar ne, būtent tokie žmonės tampa labai nepatogus. Ir tada visuomenė pradeda dalintis. Vieniems atrodo, kad viskas tvarkoma, kitiems, kad kažkas yra stumiama per jėgą. Ir kas tada vyksta? Protestai. Tūkstančiai žmonių ir ne vieną kartą. Ir čia dar vienas momentas, kuris pylė žibalo į ugnį. Adomavičiaus paskirimas kultūros ministru. Daugam nesuprantamas sprendimas. Tas paskirimas išjudino net kultūrininkus iš savo vietų. O kad mūsų aukštas ir gražus prezidentas tai padarė nuotoliu, daugeliu tai jau atrodo kaip visiškas atsiribojimas nuo realybės. Ir vietoj to, kad kas nors paklaustų, kas čia iš tikro vyksta, mes vėl užsikabinam už paviršiaus, nes gilintis nepatogu. Ten jau reikėtų atsakyti. Todėl paprašiau viską paversti paprasčiausiu cirku. Vieni prorusiški, kiti užribiniai. Diskusija baigta, lieka tik konfliktas. Ir dabar stop. Rimtas klausimas. Lietuvoje tikrai nėra rimtesnių problemų, kad reikia šitaip skaldyti visuomenę dėl LRT? Tikrai? Nes kol mes čia ginčiamės, realybė niekur nedingo ir dar daugiau, už sienos priešas nesnaudžia. Tai gal klausimas paprastas, mes rimtai dabar turim skaldytis iš vidaus? Trumpai priminsiu dabar esančias problemas Lietuvoje. Pavyzdžiui, dyzelio kainos. Per mėnesį pakilo apie 60-70 centų, opozicija siūlė 3 centų nuolaidą dyzeliui. Valdantieji 6 centus keliams mėnesiams. Jūs rimtai? Kalbama apie 3 centus, dar sakoma, kad tai apsaugo žmonių perkamąją galią. Tai apie kokią apsaugą mes kalbam? Tai nesprendimai, tai atviros patyčios iš žmonių. Dar trumpai kelios problemos, kurias realiai turi valdžia spręsti. Infliacija, skurdo didėjimas, sveikatos sistema, socialinė apsauga, pajamų nelygybė, būstų įsigijimas ir nuomos kainos, regionai ir dar migrantų klausimas, kuris kelia vis daugiau įtampos. Turiu omenyje rusus ir baltarusius. Visos šios problemos tai vyksta dabar, čia, pas mus. Ir ką mes darom? Vietoj koncentracijos tik į šias problemas ginčiamės dėl LRT. Mes jau nebekalbam, mes pjaunamės ypač internete, tarsi būtų dvi Lietuvos. Viena prieš kitą, o tie, kurie turėtų aiškintis, kur jie, ramiai sėdi, kavutę gurkšnoja ir šypsosi kaip Seimo pirmininkas. Mes nesuskaldyti, mus tiesiog labai patogiai suskaldė. Ir tada lieka paskutinis klausimas, kur visa tai veda, nes įtampa visuomenė tik auga, žmonės vis labiau skirstosi, pagal pažiūras, pagal vertybės, ir tas susiskaldimas jau nėra tylus, jis agresyvus ir agresyvėja. Pilnas neapykantos ir tai labai pavojinga. Nes kai visuomenė pradeda pyktis tarpusavėje, atsiranda rizika konfliktų, išpolių ir tada dar girdim tokius pareiškimus kaip, kad kovo 11 neva ne nepriklausomybės atkūrimas, o kažkoks sukilimas, perversmas. Rimtai. Jūs juokaujate. Tai kur mes gyvenam? Nes čia jau nebe nuomonė apie kainas ar mokesčius, čia klausimas apie pačius valstybės pamatus. Ir natūralu, kad žmonės į tai reaguoja, bet klausimas kaip? Nes jei atsakom tik emociją, tik pykčių, mes patys grimstam giliau į konfliktą. Ir visa tai labai patogu tam, kas yra rytuose. Nes silpniausia valstybė yra ta, kuri susipriešina pati su savimi. Ir tada klausimas, ar mes patys einam to keliu. Nes šiandien mes dar kalbam, dar diskutuojam, bet jeigu viskas eis šita kryptim, rytoj gali būti visai kitaip. Bet yra ir kita pusė, kai pamatai žmonės su trispalvėmis, jaunas šeimas, šviesius veidus, tada supranti, dar tikrai ne viskas prarasta. Dar yra, kam rūpi Lietuva. Ir gal būtent nuo jų priklausys, kur mes nueisim. Bet viena aišku. Jeigu patys vieni kitus pradėsim laikyti priešais, tikras priešas net neturės čia ką veikti.
O kaip jūs manot?